Sveiki visi. Šiandieną video visai įdomesnė žūklė, negu aš esu įpratęs. Žvejyba Lietuvos sostiniai, Vilniaus centre. Ir manau, video labiau bus skirtas žmonėm, kurie nekart nebandė šitos žvejybos, tokio taip vadinamo street fishingo. Bet manau, kiekvienas žmogus galės savo kažką įdomaus išvelgti, suprasti apie šią žūklę. Gaudyk trofėjų savo. Yra, oi. Jonai, kaip man reikia dabar tavęs. Toks va, šapalis. Gerai. O, stvėrė. Oi. O čia salatis? Pala. Čia salatis. Kokio dydžio? Ai. Turiu. Filmau, let's go, filmau. Iškelsi? Ne. Šis neblogas, faktas. Ui, yra. Geras. Lydeka. Ui. Prašau, kad aš filmavau. Let's go. Žinok, iškelsi man ir taip. Gal paimk. Oi, tu savo kaip suvalgėjai. Gal paimk. Užimsi? Su graibštu? Ne, ta prasme su ranka. Viskas ramu. Už floriko? Taip, ir stresiai. Nu žiūrėk. Bet man... Žiūrėk, legalas jau. Ne. Oi, tai... Gerai.
Eik Bet tu. jau ir tada po tiltu ant manęs sušoko. Ten prie pat, ane? Prie pat, tos mažos žuvytės paugė ten iššoko. O, yra. Nugnisnau ir pabėgu. Ai, gerai. Ar rimtai? Ai, nu. Ta žolės, eik šitą pusę. Ar nubėgo? Ne, turi. Ar tikrai? Jo. Aš matau, jis nubėga, seni. Per vėlai. Pavyk. Ačiū. Ir čia prikolas tame daugiau baidarių nėra. Ten. Aš tai siūlau varyti jau. Eik tu savo. O, yra. Jo, lydeka. Tu pažiūrėk. Jo. Gerai, traukinsi. Bet tokia vietoj kali įdomi. Dar aš tau šitą patrauksiu. Patkyti? Ne, einam prie suliukų, kad patogiau būtų. Žuvis. Lydeka. Kalė. Koks čia čiansas vėl? Į priekį meškerę biškai greičiau pradėk sukti, pakelk meškerę į viršų. Paskui mane vyjosi šitas, aš tiesiog bandžiau parodyti, kaip pakelt. O, vėl. O, yra. Eik, tu rimta seni tokia pati. Gali paimti už valą. Tiesiog už valą paimti. Ne, viską drąsiai. Tiesiog trauk. Tau padėt? Tai gali apsiraminti. Kiprai, tiesiog trauk, aš tokia pačiai ištraukiu, čia mailis. Ne, tai apsiramink. Gerai, aš šitą tikrai YouTube įkelsiu, prasme, aš tiesiog guli. Apsiramink, Nu taigi, Kiprai. Nereiks pirštų purvinti. Palauk, tai sugausi. Trauk, meškerę, aukštai meškerę. Palauk, atleisk valą. Ką iš Atleisk. Šapalą. Kaip jis kreivai užmeta. Dabar uždaryk. Daug šitą gal. Paimkus. Ne, viskas gerai. Iškelsim, drąsiai. Šniūrą. Nekelk, durniau. Nu tu... O! Gerai, tiesiog padėk jį. Viskas gerai. Padėk. Tu šnicelė. Mes visą dieną gaudom. Mes su Kipru ir kalbėjom. Koks pasateis? Stvėrė ką tik. O, yra. Ne.
Kokio tu dydžio. Eik, savo. Oi! Ai, que gera boa. Per viršų, matai? Ui, ui, ui! Ką tik stvėrė, bet nepataikė. Matei aplinkui. Kodėl? Oi, va? Oi, tu durnas. Nu, va čia tas, kuris iššokinėja, ką? Aš nesupratau, ar čia žuvis, ar čia... Paėmė. Tu paleist nori? Jo, faktas, paleis. Jis vėl nepataikė mano voblerių. O, yra. Nu, srungs. Kai žvakės mėt. Praeisim šitą ruožą ir gal nebebus vėliau. Ne, tiesiog ten už medžio bus jau. Ir vėjas gal taip nevažiais. Kodėl tokio dydžio? Aš tokio šapalo gyvenime nematė.
Ei. Aš jau iškelinėjau iš vandens. Nice. Gerai, čia lydikiokas turi kalt. Šiaip. Arba varysi į Ispaniją. Lydeka, atsargiai. Čia kaip taip. Gerai, drąsiai, gali iškelti iš čia. Negali nufotyti. Nu, faktas. Ten tu 3 skirtingas žuvis pagavai per šiandieną, ne pat. O! Eik tu. Gerai, arba ešeriukas, arba šapuliukas buvo. Tiesiai patampa jau. Oi, kažkas neblogo. Wow. Kaip man dabar taip iškelt? Kaip nebloga, nu jo. Toks ir neblogas. Sportininkams, žvejams, Ačiū. kaip sekasi. Nu, kol kas labai, žinokit, liūdnai. Nuo Žirmūno tilto praėjau, viską mėčiau ir nieko kol kas. Nežinau. Ir man sakė, kad tai anoj pusė geriau. Bet žinot, Ne, jo, bet labai skirtingai. Kartais gerai ten, kartais gerai ten. Tai, jo. ir mūsų nėra. Tai. Dienos. Ir jums geras dienos. Sėkmės. Taigi, kokios čia video išvados? Jeigu gaudyt pakankamai daug, tikrai galim pagauti. Pagauti labai įvairios žuvies. Kaip ir šapalo, lydekų, net salatės. Daug kas sako šlakiai kimba. Aš nebuvau pagavęs nei vieno, bet tikriausiai dėl to, kad ne jų laikas. Jeigu kalbant apie ką aš naudojau, mano artilerijai visiškai vieni kiniečiai. Ta prasme, pagrindinė, ko gaudžiau visą laiką buvo... O, iššoko kažkas. Buvo šitas wobbleris, Banshee. Viskas iš AliExpresso, tai nežinau, nebrangiai kainuoja. Pakankamai neblogas, gal vilioja labai daug lydekų, nėra pats geriausias dalykas, bet ir buvo ne vienas šapalas ant jo. Ant ko dar buvau pagavęs, buvau ant vieno pagavęs, kurį rodžiau prieš tai, bet dabar jo nėra, čionai, pas mane dažai. Ant šito Kenarto turėjau keletą kibimų šapalų. Šitą buvau draugui davęs, nežinau, kas čia per wobbleris, kažkoks kiniečiškas vėlgi. Ant jo išturėjo šapalą ir tada pabėgo jis iš žolės į varą. Bet ką norėjau pasakyti tuom, tai kad ne gal tiek daug įtakoja, kokie wobbleriai yra pas žmogų, o kiek dažnai jis varo gaudyt. Ir pagauna tie, kurie daug žvejoja. Tai manau, galima žvejoti kaip ir su brandiniais wobbleriais, su čebikais, labai populiarus masalas, pastebėjau beveik pas kiekvieną žvejį yra, kurį sutinku čia. Tai
čebikai, SSR-ai. Tikrai populiarus masalas, pagrinde gaudo, jeigu su vobleriais, tai gaudo su viršutiniais vobleriais. Ir jo, tikrai niekas nelabai naudoja ten kažkokius skęstamų labiau, gal nebent šlakiam, kai užsineri ten iki 2 metrų, iki 1,5 metro. Bet tie, kurie orientuojasi labiau šapalą, tai dedasi paviršutinius, nedidelio dydžio voblerius. Labai tikiuosi, kad šitą žvejybą kažkam kažką atnešė gerą, kažką gal kažkas pamatė įdomaus, išmoko. Ir tada iki kitų susitikimų.